Pieva, Kordaba bei švara. Vigitas, kur keliausi? Aš tai parlėkiau, kur tu bei išlėki. Viginta, į kokį žygį dabar bei švara? Nu šiuogi, kur dabar keliausi? Aš iš Šiltnamio atėjau. O kur tu keliausi? Brolis, kur keliauji? Nu, didžiapėdį, kur dabar iškeliauji? Kur varysiu? Kur čia mes galėtumėm nuvaryti? O davai surenkam šiandien 100 000 žingsnių po Oslą. Ir bus žygis, ir bus įdomu pažiūrėti. Varom. Prieš pradedant žygį, manyčiau, reikėtum užėti kolonėlį pasiimti kavų, kaip jums toks verslo planas. Nes juk dar tik 7 rytą, o kaip aš be kavos. Tai šaunam iki kolonėlis, pasiimam aš kavos ir pradėsim žygiauti. Nu tai ko, kavėlis pasiėmėm, dabar galim neskubėdėm skaniai atsigerti ir leistis link Oslą. Priejom senamiestį, biš pasižvalgysiam, nors tas senamiestė toks yra, kėlis medienis spalvots trobėlis, turiu jau surinkt 6 000 žingsniokų, dar ne kažką, ir reiks daug pririnkt, bet aš prisiminiau, kad aš savo turiu vieną užduotėlį, man reik nuėti vien skulptūrų parką, katrame esu jau buvęs gal kokius 5 kartus, ir nikada nemačiau vienos skulptūros. Vano man parodė Monuoj. Ten tokį muterėlę atsitūpusi, atlikinėja gamtinius reikalus. Tai prie to pat pabandysime anonsus rasti, kur antenas rondas ir ką pan atrodo. O dabar pasižvalgykiam biškiok po tos spalvotus namelius. Reikėtų bėžti. Va šis toks tas senamiesčia. Nieka nėra iš ano. Kodėl čia vadintų tau Old Town, nežinau.
Priejom jau kalną savą su skulptūrom ir bandykėm surasti mozzarella. Žiūrėsim plakatą. Gal ant ten bus kas nors surašyta kas kurondas ir bandysim siekti pagal to. O kur ant rondas neturiu ni žalį supratimą. O čia įstens. Katras visko nuroda ir šitą viskas surašyta, kas kur yra. Tai reiks įsiaiškinti, kur ta kaip ta skulptūra vadinas ir anon susirasti. Liktai įsiaiškinau, ana vadinas Fidei Komisum kažkur 309. O 39 korondas. Čia šita 309. Yra prie baseino. Nu aš to nesubojus, nes 40 ir tik spalvota skulptūra fontanas. Jo, viskas aišku ant rondas. Gera. Šutinam prie nos ir bandysim surasti. Kadangi jau užlipau į kalną viršų, tai pasižiūrėkime į juoslą centrą iš viršaus. Labai graži vaizda. Pasidžiaugsim dabar biškioką. Dar biškį. Paekėm į aikštelę. Grįžtam atgal prie savo sysių darančios mergaitės. Linksmus tas Kalniok čia toks įdomus parkas. Jeigu būsit Osle, tikrai nepraleiskite nuo. Kas čia yra? Ai, piešinys, o mergina rodanti savo galimybės. Tikrai nepraleiskit progas aplankyti Ekebergo parką, būdami Osle. Nusprendžiau, kad katras skulptūras priesu, edams iki tos mergytės, tai reik nufilmuoti. Parodyti, kon tu teiks pakeliau. Va čia viena priguli, teta, palsėti. Močinį muterėlį, močinį. O mes dabar einam toliau link savo tekslą. Aš jau matau tetulę ant takelį darantį. O jūs matot. Ir ant čia pripat buvau ir aš nikad nematydavau. Bet tikra ir pamyžusi. Matot, šlaipo apatį.
A įsiomšinsiau, teta. Vedu. Myžam kartu, ne? Ar ne? Kaip tu galvoji? Kadangi jau atlikau lengvai gamtinį reikalioką, tai dabar parodys prikatru aš buvau 15 kartų. Nu, ne 15, meluoju, 5 kartus. Tai va, prie to fontano esu buvęs ne vieną sykį. O ten, matot, takėlį gali ta tetulė. Geras. Ir aš anos nikad nematydavau. Nes nežinau, kad ten yra. Vis laik mes čia atėjai prie to spelkis, pasidėdavom, pasidžiaugdavom tau fontanu ir maudavom atgal. O kad ten dar kelias kultūras nematys, kaip ta tetulė, kur gulėjai. Tai vadinas, aš čia dar ne viskon tesu matys. O galvojau, ką viskon. Ar nereikės kada nors padaryti naują žygį ir, nu, balandį. Ir suskaičiuoti visas 40, kitintų, ne, daugiau tų skulptūrų buvo, ne 40, nes fontanas buvo 40. O tai janų yra, reiškia, dar daugiau. Tai dabar dar prasėm porą skulptūrų ir lėsėm į žemyn ir šausiam tiesiog į centrą. Centrį pasižvalgysiam dar. Artėju aš prie pagrindinės skulptūros, aš tie Pytarka pagrindinė nėra. Čia dar vieną skulptūrį yra kalnioką, jeigu matot. Nes tos action kameras anos nepritrauk nieką. Yra anu minusus. Bet čia ir tik įdomi galva padaryta. Ir yra apžvalgus aikštelė. Ta galva ir gan įdomi padaryta, to apžvalgus aikštelė. Šiandien darongs, kadangi tebėra žmonių, ne kažką. O nėra plokščia, bet kai jie žiūri iš visų pusių, tai atrodo, kad būtum, kaip sakyti, erdvėni tokį, apvalį. O nėra plokščia. Matot, koks anus storis tie yra. O kai žiūri iš šon, čia dabar saulė, tai bloga matysies apšveikia. Na, bet ten pakauškaulis, tai pagrindinis vaisas iš čia yra. Gerulis skulptūra. O dabar dar vienam pažiūrėsim į Oslo centrą. Iš arčiau. Mes pro tos visus tiltus praėsim. Čia išmaišysim. Ten. Tai šitą yra Munč, yra muziejus, už anu yra operos teatrus, ten forts priekyje, už laivą, gynybinis forts, ten baseiną, viskom praėsim, viskom pamatysit. Nes šiandien reiks daug čia dar prakulniauti. Nes dabar dar tėtur 10 000, tai dar lieka 90. Ui, ilga dėj nusimato.
šitą tam objektą. Teka mums pasidarbauti jau, biškiok. Mes buvom ant to kalno, ieškojom skulptūrų. Čia viskas yra vieno veito. Gera čia gyvenantiems žmonėms. Palongas tor savo baseiną, pliažą, gal deginteis, maudyteis, kaveinių tor. Einam pažiūrėti, koks vandenėlis ir skaidrus. O kuris amuškėnis, šliuopansą gali tam nuspėrti. Ano mėgstamiausias tem. Čia dažniausia vaka žaidė, tam smiltynį. Priekyje matom Munch muziejų, katras yra vienas iš didžiausių pasaulyje skirtų vienam menininkui. Yra 13 aukštų, daugiau negu 26 300 kvadratinių metrų plotą ir tor virš 42 000 eksponatų. O tam menininkų Munčio yra darbų apie 26 000. Neblogs toks muziejus. O prienu ta pabaisa skulptūra, iš tikrųjų ne pabaisa. Anos skulptūros padanėms yra motina. Ir anon sukūrė britų menininkė. Ten ir 9 metrų aukštį išleiti iš bronzas. Bet ne viena šiandien vadam pabais. Ne šiaip daug iš Norgenų vadam pabais arba monstrų. Bet jau iš motinos niks nevadam. Dabar esam link pagrindinį Montraukos centrą. Operos teatrą. Mėgstu aš vis laiką atėjęs į Londonos užsilėpti, nes aфиgentas pastats. Anon, kad kūrė, čia darė su tik mintim, kad ons yra iškėlis kaip Lietkalnis iš fjordą. Jėtina iš baltų marmurų plytų padaryti. Tai skaičiau aš apie non, tai architektą netgi tarė su riedlentininkas, kad jis būtum padaryt saugus, leistis ten su riedlentiem ir taip toliau. Un ten vaikščiot, vis laik žmonių pilna, ten yra tikrai geras Traukos centrus. Matot, kai liaudės vaikščiot dar reikmetys stebėt. Šitos plytėlis, kaip sakiau, iš balto marmuro padarytas. Tas pastatas buvo pastatytas 2007 metais. Atidarė 2008. Atidarėm dalyvauskį karalę, prezidentą. Короче, čia buvo nebloga fiesta. Tam pastatyti 1100 kambarių. Neblogas toks.
pastatėlis. Labai mėgsta Šuntanu atėjęs pabūti, nes atsiveria figienį vaizdą aplinkau į fjordą, į patį Oslą. Čia matos Munch muziejus. Reikia atsigerti vandenuką. Skanus buvo vandenuks. O dabar mes traukam toliau į žygį. Tiek įmanoma užėti, pasiimti kavelis, atsigerti. Jau kažką apnuręs. Takim kodanį čia tor. Persikos pirkavėlis. Two slices of pizza and one coffee. Which pizza? This one and this one. Maybe. Mexicana and Douglas. And one coffee, you said? Yeah. Žiūrėk, įkrūt kodėl tur. Nesu bet kur. You can just like use the coffee machine right there. Okay. Čia pasiimsim kavelį stojau. Dedam krūzą, spaudam kavą. Sėsim dabar. Pasivalgyti. Visai nieko, bet skani. Su aštriameliu. Pavalgysim. Galės toliau keliauti. Kūne gyvenėms. Pizza, kavelį, žygė. Pasak, oras geras. Kūne keliauti. Viskas specialiai baigės. Dabar išger kavą. Ir galės keliauti. Dabar atėjom iš kitos pusės stotėjus ir čia tos garsiais kultūros kelias. Tuora Ūjis ir Tigrus. O aš net varką jau renovau. Dažniausiai prie to tigrą nusipaikslauti ir misiniai manom bėganu ir viens pats. Nes ons yra apkėbisas laik. Iš kur čia tų žmonių taip pažiūrėk. Kaip stebuklus tigrus lojasi šiandien. Gal dėl to, kad čia gips šnek. Kažkom pasako, tai dabar vis klausos.
Čia ir statėjai žymės skulptūras, į katru vis paislaujas. O, žiūrėk, jūs kiučiūn stor tigrus. I'm sure most of you are staying in a city centre anyway, so you can pretty much walk everywhere to Disney Fun Oslo. Those of you who want to take ferry, for example, which can... Gerai, dabar esam pagrindinį Karlo Johans gatvį link Karaliaus. Gal priimti svečius. Žiūrėkim. Pakeliau link Karaliaus ir į bažnyčią pažiūrėti, ką pasanu čia atrodo. Gal įsiles į vidų. O, gražiai sauliuka į bažnyčią. Artėjam prie Karaliaus rezidencijos. Tiksliau, ne rezidencija, parlamento rūmą. Blin, mūsų karalius fiestą užsimanė pasidaryti. Tai pagrindinė aikštė užtvėrė laiptus, matot? Ir tai pagrindinės tos skulptūros, nu gal iš antros pusės, ką priesėm gal šias nufilmuoti, bet pagrindinį gražiai vaizdą uždarė. Vakar buvo pinigų sekmadieniečiai, sondag. Tai ryto pos 9 bus fiesta. Bet man jau neišės atvykti. Ne, šiandien, sekmadienis, šiandien pos 9. Ha, tai dar visko gali būti, kad aš dar teberinksiu žingsniuks. Ne 100 000. Ir nejauka. Tai visko galbūt, kad dar... Ai, čia žiūrėk, simfoninis bus. Nu, nafik, tikra kanės aš.
Shit. Ne, čia ne man skoniaus. Kas klausė, kudi man labiau patinka fortepijon su nesmoiks. On smoik alus nesilaik. On fortepijon gal nevėjim paletę nusikriauti. O žiūrėt, hebra, padilkinė vikinga susirinka. Ar čia karvaragė kažkokiai? Karvaragė. Gers. Vodanėms. Karaliaus rūmą. Iš tikrųjų, ir galimybė nikels kombars ir patekti į led, bet tik įkelis turis į led. Kombars, o šiaip, žiūrėk, dadėjau kaip šiek sakyti, kad čia dažna turistų yra atrakcija, tai kad keitas sargyba pražygion. Tai bandys aštyvons dasiginti, tu skirvar pučius, su arklio udegom galvos. Ir vanysiam pažiūrėtam. Dasiginiau, dar spėsim pamatyti biškį. Ko norėtum pasako viens kitam anekdotus. Keiskitės greičiau. Žiūrėk, ir kalnas. O, keitas. Avlösning framåt! Marsch! Tai va, čia vieni iš turistų atrakcijų. Pasibaigi, pasikeitėms, pabandykiam net paprašyti, galės įsiomžinti su apsaugieniu. Pabandykiam. Can I make with you short video? Ja? O, žiūrėk, aš ir dabar bandžiau įsiprašyti, galės tom pasaugoti, sak, kol nenešiu įstikiu su arklio udegos, tol nelės tau nieks. O taip, kad tur aš pirmą arklį nuduop. Taip, kad mums karalis neįsilė darbautis. Nu, nieks, statybos aš dirbu, gal kuomet įvedu lės manėm. O, užmačiau gerulį mašinyti. Kiek čia ir liaudiais. Gan graži vieta, prie vandenok, kelta kavėnis, graži pasata. Toks jausmas, kaip pas mūsų Palangų basankė. Bet čia офигенна vieta yra. Венеції. Офігенно ще вийти. Архітектура мені жори, теж та потім тут. Išskirtin. Čia kanala. Короче, šai
savo atmosferą, savo vaibą, tortą veikia. Pažiūrėkim, kunger esu jau nuėjęs, kiek čia tų žingsnių jas pritryps. Ar mums kas nors gaunas ar negaunas čia. Aš šiandien užvalgau džiaugus, bet pažiūrėkim, kun čia turim. 30 178, o valandų yra po 12.53. Posi 2 torų. Ir 30 000 dar 700 000 daugiau negu dviguba. O jeigu pagal valandą žiūrint 7 lik pirmos. Turėjom 4,5 valandos. Tai dar turėčiau vaikščioti iš kur 9 valandas. O braštai, aš be parėjęs 10-11 valandžių vakar. Hibrid nieka gera. Man atrodo, teks ilgam čia apsigyventi amuoslį. Žiūrėk, koks ten į tor vaizdas. Čia per tus longus matos tas fjords. Офигенно, офигенно. Arba ta šitą vietą. Vėl kažkas padarytų kapšuiklai, vadalis, nežinau. O, žiūrėk, koks bičiulis pasitink mane. Čizą išmėtis. Privietiks. Žmonės ant laiptų. Čilien. Čia vėl ką prieš tai, kad buvom vienu vietu, kad pastatų pabaigo salos pliažus, paplūdimys padaryts. O čia vakarujus, giliaus nieka nėra, o pasimaudyt vasarą. Kas nori giliaus, varai kieto posi. Deginas hibridį iškrėtusi. Bet pusė kažkaip niks nesimauda. Čia tik tas deginas. Čia tik deginas. Kaip jums, hebra, baikere, toks motobriedis? Ką? Ne briedis, elnis. Prieš sunkiai matosi švėjais. O, čia šitą gerą matosi. Moto elnis. Einam pažiūrėti. Skilažmogis. Ir kaip viskas, nori būt plikarūrėviais. Čia yra, taip atrodo skilažmogis. Dabar einam, dar susirasėm raudonkepuraitį norvegišką.
Bišta kepurė vanus yra. Tik pasibaigusi. Raudonkepuraitis. Тут visa architektūra. Neįprasta čia. Tai prie senovins prisijungi šiuolaikinį. Tai futuristinį. Šiaip šitas papas, tai šiaip tai čia tik pastata graži. Bet tai papušimo tai nafig. Aišku, gyva biš geriau atrodo, bet ne kažką. Tiesiog apgyvė atrodo. Ne, bet čia įžaislinė. Nespiglė lankstaus plasmasį gum. Nu jau tur surinkis 50 000 žingsnių. Bet nusibodo vadaluotis po to nuoslo centrą. Tai ką aš žinau. Dabar galvoju, esku nors suvalgyti, atsigerti, pasiimsiu ir pamastysiu, ar aš kažko esu laukon iš tų uoslą. Nes jau tikra pykant širdino nuo makaluotis po tas patys gatvelis. O dar tai tas 50 100 žingsnių, dar rėti. O jau tikra yra. Viens kulnis dešinius kūjus biškiai atsimušęs. Bet čia kūjus labai nepyks ant monis. Tai gal dar trypti. Viskas normaliai. Važiuosim į 7-Eleven, kur nors pasiimsim. Gal kokių makarūnų pasiimti, suvalgyti, nežinau. Kokį sumušteką. Aš tai padarysiu dar vieną, simsim bulkučių. Hi, and one coffee. Yeah, one second. Yeah. Так, страва капсал. Так. Кончить и подспудок. Traukia ausį laukon, nes jau atsibuoda klausytis prasidėjo. Nieko. Reikiam končia turėmės. Tų žingsnių. $50 560. Reikia užtik sauti. Dar daug reiks.
Jo jaučiu. Pavalgo atsigerų, įdėtų į trasą. Nes bus daug linksmiau. Tikom pasivalgym, galim šaut lauką. Viskas pabiški. En iš Oslo laukon, nes, kaip minėjau, nusiboda jauda, trypo tom pat. Tai dabar leidu jau laukan ir dar šitą nufilmavau su jums, parodys biškį tokių įdomesnių pastatų išėdams iš čia, nes daugiau nieko gero nebebus. Kelsis aukštesnis izbūškas. Gerti architektų veidų. Neįprastas. Trying to get me killed right now? I had a green light there. I did not. Amon kelių aukštesnės ten. Tysė. Iki Senamiestį, kur prasidėtinas tas Oslo filmavimams. Ir kur nuėjom link parką. O ten toliau nieko įdomaus. Stau kažkoks chruščiovskis pastatytas. Arba medinė seni nama. Ir nieko gero. Užėkėm pasižvalgyti. Grafičmeistrų. Gal kas paaiš. O, Irvins. Šitą, žiūrėk, dažą skiausi. O, visur flakonėlė, bet kvapilstai gers. Bet man sen įtor nieko gero nepieša. Kažkom permakaliau ne viskas. Išryškint šitus žalius. Nieko gero. Apėkiam ratok. Apžiūrėsim biškį. Gera nimstų kveitelį. Gal varyti kepsi viemam. Nieks nepyks. Ai. Čia gerulis dinozauriks. Šį kartą vienstę paaiš. Nors čia būdavo, karts kadėdavo krūvas. Įpiešdavo gan įdomius piešimus. Dar anitor vėjin vietelį savo piešinėms. Čia šitą antrų pusę kėlį. Tokį žaidimą aikštelį yra. Ir mitnas daudas irgi.
čia šitą. Erik su riedlentėm dedanitinas. Ir paaiš. Gal Erik žinom pažiūrėsim. Nes juk mums reik žingsniok surinkti. O čia anksčiau būdavo perėjams tikriausiai. Tik dabar uždaryti. Čia tokie įdomesni piešiniai. Šitas eina užrašą. Šūks drakons gol. A čia įpišančių. Ne. Čia tik su riedlentėm laks, hebra čia prirašinėt, niek įdomaus. Nėra nupieši. Gerai, nykstam iš čia. Žingsniuoju toliau. O ten priekį paliek centrus. Blinko pradėjai troškinti nesveka. Reik susirast parduotuvį ir nusipirkti nors atsigerti. Nes jau turbūt pasiimsiu iš namų 2 buteliuks po 0,6 sugėriau ir veinu bambelį vandens. Ir dabar štai jau tragedijai. Bet šiandien sekmadienės darbuojas džokeris, tai suras kur nors džokerį ir jas nusipirkti vandenok. Turiu jau apie 60 000 žingsnių, tai dar biškiok liek patrepsėti. O šitą yra džokeriuks. Žiesiam, pasiimsiu vandenok. Pabandyti iškoti šildytuvą. O, čia ir šaltį. Čia būtų nevalės aukštikė. Viskas pasiėmėm vandenok dabar. Vantam tą visą sauliuką. Reik etikėt poskrunus atsisėsti. Atsigerti biškį. Bet jau turėtum pradėti po biškį viesti. Po biškį atvies. Nebebus taip karšta, bus normaliau ir vakščiuoti. Šiaip kulnys praėjo skaudėti, kur buvau greičiausiai atmūšytus tom brokį. Po to vos lavakšytams tus akmenys. Bet dabar šitą viskas tvarku, tai galėti. Problemų nematau, tik tas, kad karštai buvo pradėjai žiauriai troškinti. Tai dabar atsigers ir bus very good. Nors korksį priklejot, bet mes mokam antinulaužyti. O, ką gers. Kas čia ant ir greifrukt? Ne, granatų. Gers. Įsimesti bambeliuką ir keliauti. Jau pradėjai tempti, aš vis dar tebėjom takus, bet jau ne taip daug belieka.
turėtų jau suspėti iki 12 tikra. Kuo labiausiai bijojau, kad jeigu nespėsiu iki 12 suvakščiuoti, nuo 12 persiverti vėl būtum 0. Bet dabar matau, kad galimybė yra, nes kai išėjau iš miestą, pradėjau greičiau žingsnę rinktis, mažiau filmavimą, mažiau žmonių, nereiktinas spausti, šviesoforų nėra, prie katrų reik stovėti, taip toliau. Tai čia užmistė pradėjai žingsnę visai kitą rinktis. Tai turėčiau suspėti ir viskas bus čiki. Atėjau prie vieną namą, kur nors bišk šviesos yra. Tai noriu pasidžiaugti. Spėjau. 100 000 yra. Jehuu! Norėčiau sušokti. Džiaugsmą šokį. Bet nebėra sveikats. Kažkaip čia įdomiai skaičiavo. Ir priskaičiau škių vėjų. A čia taip neapsimatau iš vis. Tai on galą vos ne gavos 10 kilų ir 10 000 žingsnių. Kažkoks nesąmonės. Bet aš padariau. Įdėsiu skrinšuotą ir juhu. O dabar apibendrinant, tai sugėriau apie 5 litrus vandens ir pasikeičiau vien porą kojinių, mazolių neturiu, kolinis biškį ir atmušti. Bet nėra labai bloga. Eti gal. Matot, visiškai įlindau į tamsą, šviesos nebėra. Ir iki kitų žygių. Čiau.